Kieno žmona? Bandyto. Bandyto žmona. O niekada nesigailėjai dėl to, kad ištekėjai už jo? Yra kaip yra. Man dabar makiažas paplauks truputėlį. Kartais paverti labai gerai. Nu jo. Viena tempiu viską ant savo pečių. Aš maitinu savo vaikus, aš padedu savo vyrui kalėjime. Ir viską tenka daryti vienai. Tiek namai, tiek vaikai, tiek darbas, viskas ant manęs. Gal apie linksmesnius dabar dalykus pakalbėkim. Papasakok tą jūsų pažinties istorijai. Vieną gražią dieną tiesiog man taksofonu paskambino Laimonas. Taip ir taip, sako, labas, sako, čia toks ir toks. Ir aš tokia galvoju, kad jisai čia kažką, žinai, stumia, kas čia toks, žinai. Bendravom ir vieną dieną jis pakvietė mane atvykti į kalėjimą pas jį pasimatymą. Nu ir atvažiavau, žinai, pas jį pasimatymą, pasipirš. Ir viskas, ir sako, ar būsi žmona? Nu, davai, sakau. Iki manęs atėjo tokia informacija, kad prokuratūrai jau šneka apie tai, kad mano vyrui yra užvesta ne viena byla ir lipdo bylą ant bylos. Prie namų trynasi žmonės, vyrai. Sako, zuiki tu paranojini. Aš dirbau su Rusija. Kai iš Rusijos eina paketas plaukų, aš užsakau 5 kg, 10 kg, 3 kg. Sakau, 10 kg, sakau, iš Rusijos turi ateiti, sakau, mamos adresu. Tu supranti, kokią saulės jie sausuka. Jie galvoja, kad čia kaifas. Atvažiavo daryti kratą į mano namus, į mano tėvų namus, į mano saloną, garažą. Visur buvo kratas. Visur. Labą dieną, Dainiau, labai malonu, kad pas mane atvykai į svečius pagaliau. Pasikviečiau tave, nes labai norėjau su tavim paplepėti, papasakoti, kaip aš jaučiuosi ir ką šiuo metu išgyvenu. Turbūt reikėtų pasakyti, kad prie manęs sėdi Aliona Lapinskienė. Kieno žmona? Bandyto. Bandyto žmona. Vieno garsiausio Lietuvos bandito turbūt, ne? Taip, taip. Tokia etiketė šiai dienai pas mane Bandyto žmona, dėl to taip ir prisistačiau. Dabar labai fainas toksai laikotarpis, kalėdų laikotarpis ir turėčiau būti labai laiminga, nes greitai ir mano vyrą paleis. Taip pat greitai švęsiu savo gimtadienį, bet dėja negaliu pasigirti tom, kad aš jaučiuosi labai laiminga. Kaip tik šiuo momentu labai jaučiu didelį stresą ir, žinai, netgi truputėlį pergyvenu dėl savęs, dėl savo šeimos ir dėl savo vyro. Tai va, dėl to tave šiandien ir pasikviečiau. Tai gal papasakok visą tai, kas atsitiko, kodėl tos artėjančios šventės nėra tokios linksmos? Žinai, prasidėjo dabar tokia situacija. Kaip ir minėjau, greitai turi išeiti mano vyras sausio mėnesį. Na ir prasidėjo tai, kad iš policijos pareigūnų vėl jaučiu labai didelį spaudimą. Mane pradėjo persekioti, mane stebi prie namų. Taip pat, kas yra blogiausia, kad stebi ne tik mane, bet mano artimuosius, mano draugus ir tas yra labai nemalonu. Iš pradžių viskas, žinai, prasidėjo nuo to, kad stebėjo namus vieną dieną, antrą dieną, tada prasidėjo ir salono stebimas, stebi ir saloną ir tai matau ne tik aš, bet ir mano kolegos. Na ir neseniai susiskambinau su savo draugė, kuri pasakė, kad ta pati mašina, kuri stebėjo mano namus, tie patys numeriai stovėjo prie jos. Ir kai jinai išėjo iš namų, važiuoti į saloną į darbą, ta mašina pradėjo važiuoti iš paskos ir kai jinai salone pasitvarkė visus reikalus ir išvažinėjo į saloną, jie kaip tik užsuko prie saloną. Taip pat buvo toks atvejis, kai mes su draugė dirbom iki vėlumos, išėjom iš salono ir prie mūsų salono stovėjo mašina. Modelio dabar aš tiksliai nepasakysiu, bet sėdėjo tenai 2 vyrai, kurie stebėjo ilgą laiką, kas vyksta salone ir prie salono. Ir netgi buvo toks momentas, kai aš iš ten išvažinėjau, neleido man iš karto išvažiuoti. Buvo toksai jausmas, kad mane sustabdė trumpam, kad, žinai, išgauti laiko. Taip, tai tas buvo labai nemalonu. Sakai, prie namų stebėjo, kaip iš kur tu žinai? Supranti, pas mane jau gyvenime buvo viena krata ir kai ta krata... Jo, apie tai pakalbėsim vėliau. Taip, aš tiesiog noriu pasakyti, kad būtent kai buvo ta krata, aš tada vyrui sakiau, kad kažkas ne taip, nes priešais mūsų namus stovi mašinos. Mašinos keičiasi, numeriai keičiasi, bet pastovi ir stebi. Pamaina keičiasi. Taip, ir mano vyras pasakė, tau turbūt paranoja, nėra čia ko mus sekti. Aš sakau, nesakau.
Taigi sakau, kai tu matai aplinką ir kai visada yra viskas tas pats per tą patį, viskas kaip ir tvarkoja, bet kai tu matai, kad toje aplinkoje kažkas keičiasi, tai jau yra žinai, tai, kad tu tą pradedi pastebėti. Ir aš jam sakau, tikrai ne, kažkas vyksta. Tada prie salono, aš dirbau salone, vėl buvo tas pats, vėl atvažiavo, stebėjo saloną, aš jam sakau, nublemba, sakau, ir prie salono stebi. Jisai man sako, zuiki, tu paranojini. Nu, sakau, nu ne. Ir po kažkiek laiko krata. Tai va dabar vėl tas pats, vėl keičiasi mašinos, vėl keičiasi smenos ir tikrai matau, kad stebi. Čiagi labai akivaizdžiai matosi viskas, nes prieš namus čia nėra tokios... Taip, nėra jokių čia kažkokių medžių, dar kažko, jie neturi netgi kaip pasislėpti, kad jų nematyti. Jeigu, žinai, aš visada sakau, jeigu tu stebi žmogų konkrečiai, nori jam kažką, žinai, tai tada tu slėpiesi, kad jisai tavęs nematytų. Nes yra kitas intencijos. O čia yra, žinai, jie atsistoja tiesiai ir stovi nuo ryto iki vakaro, apsikeičia nuo ryto iki vakaro ir tu jos pats jau matai ir, žinai, kiti žmonės man sako, turbūt tau paranoja. Tau paranoja. Būtų man paranoja, aš labai džiaugčiausi. Bet pas mane dirba auklės, 2 auklės. Ir auklės pačios sako, kad Aliona, kol tavęs nėra namuose, prie namų trynasi žmonės, vyrai, keičiasi mašinos. Mano auklytė nurašinėja numerius, nes aš jos paprašiau, padaryk man nuotraukas, paprašiau ir aš matau, kad taip, yra čia pareigūnai, neformuoti ir jie stebi. Ir tada draugė man skambina ir sako, va tokia mašina su tokiu numeriu buvo prie mano namų, aš pasižiūrėjau, ta pati mašina, ta pati Škoda, juoda Škoda, tokie numeriai ir prie jos namų. Ta pati Škoda privažiuoja prie mano salonų. Tai žinai, tai va tas yra nemalonu. Kiek laiko tai tęsiasi? Dabar, kaip aš pastebėjau, šitas dalykas prasidėjo nuo lapkričio mėnesio. Nuo praeito mėnesio jau taip konkrečiai, kad aš jos matau. Ir matau ne tik aš, mato mano auklytės, viena kita, mato mano draugai. Tai, o kas juokingiausia, kad mato ne tik mano šeimos akiratis, bet ir mano kaimynai, kurie man rašo žinutės ir sako, Aliona, sako, šiandien važiavau pro tavo namus, stebėjo, sako, matau, kad stovėjo, sako, policijos pareigūnai. Sakau, su juoda Škoda tokie numeriai ir vėl viskas sutampa. Ką jie galvoja, kaimynai? Paaiškina gal kažką? Vis tiek užduoda klausimus, kodėl prie tavo namų? Aš sakau tiesiai šviesiai. Aš turiu kaimynus ir aš su jais labai gražiai bendrauju, žinai, ir aš sakau tiesiai šviesiai, kad mus stebi, mus provokuoja ir kaimynai fiksuoja, kas pas mus ateina, kas užeina. Aš turiu labai fainą kaimynę, kuri šalia manęs gyvena, kuri pastoviai man skambina, kai jinai mato kažką prie mano namų. Jinai sako, Aliona, kol tavęs nėra, šiandien buvo atvažiavusi tokia mašina, tokios spalvos, tokie numeriai, mašinai buvo tas. Aliona, šiandien atvažiavo tokia mašina, fotografavo tavo namą iš visų pusių. Man visą laiką viską šneka, supranti, ir mane tas labai baugina iš tikrųjų, žinok, nes tai, kas vyksta, jau yra nenormalu biški, žinai, aš nesu kažkoks nusikaltėlis ir aš jaučiuosi, žinai, kaip būčiau tuo nusikaltėliu, kad mane pastoviai stebi, mane žiūri ir daro man tokį spaudimą, bet jau tai peržengia visas ribas, nes liečia ir mano šeimą, ir mano draugus. Ir kai ir minėjau, sakau, kaimynas sako, pamatė, kad, o pas mano kaimyną tokia pati mašina. Pradėjo mano kaimynas sekti, pamatė, kad ne, aš apsisuko ir nuvažiavo, supranti, ir kaimynas man tą rašo. Aš turiu žinutės, kur man žmonės rašo, supranti. Nu ir va tokie dalykai vyksta, nu tai žinai, nieko čia labai faino. Antras dalykas, gruodžio 12 dieną pas mano vyrą buvo atlikta krata. Krata buvo padaryta ne vietinių pareigūnų, o iš departamento. Atvažiavo būrys pareigūnų ir padarė pas mano vyro, ne tik pas mano vyro, kaip ir standartiškai visur. Bet kodėl aš tą būtent kratą akcentuoju, nes per tą kratą dingo mano vyro asmeninis dantų šepetukas. Žinai, paprastam žmogui tai atrodytų, kas čia tokio šepetukas, žinai? Taip, nusipirks naują. Tai vat, bet ką aš noriu akcentuoti, šepetukas tai yra iš tavo burnos, tai yra pats tikriausias tavo DNR-as. Kodėl aš tau apie tai pasakoju? Žinai, čia yra ne tik mano manimas, mes ir su advokatė mano šnekėjom, žinai, su mano vyru šnekėjom, apie tai diskutavom. Žinai, Dainiau, galima paimti paketą su narkotinėm medžiagam, patepti tuo šepetuku. Ir kai mano vyras išeis namo, tiesiog tą paketą mums pamesti prie namų ir pasakyti, kad va, mes atkasėm, va, čia yra DNR-as tavo vyro ir viskas. Ir mano vyras atgal važiuoja į kalėjimą. Kaip mes paskui rodysim, kad čia ne mano vyro ir kad mano vyras prie to nieko bendro neturi.
Tai vat, kodėl aš tau sakau, kad jaučiu spaudimą, nes spaudimas vyksta tikrai labai didelis tiek mano atžvilgiu, tiek mano vyro, tiek mano artimų. Tai dėl to aš tave ir pasikviečiau, kad tą papasakoti, žinai. Dėl tos kratos jūs bandėte aiškintis, kodėl tas šepetukas buvo paimtas? Ką jūs žinojot? Taip, advokatė mūsų surašė tokį kaip pranešimą, kad 12 dieną, gruodžio 12 dieną, nuo 11 valandos iki 12:30 mano vyro kameroj buvo atlikta krata. Reiškia, ir buvo paimtas dantų šepetuko galvutė. Nes pas mano vyrą yra elektroninis šepetukas ir buvo paimta galvutė. Iš pradžių, kai mano vyras atėjo po tos kratos, jisai su savo, kaip pasakyti, aš nežinau, to žmogum, kuris su juo gyvena. Su kitu nuteistuoju. Taip, su kitu nuteistuoju pradėjo tiesiog tvarkyti, daryti tvarką savo kambaryje, žiūrėjo visus daiktus, šiukšliadėžes, viską, žinai, pas vyrą viską apžiūrėjo, pas kitą jo ten tą, žinai, apžiūrėjo. Ir jokių šepetuko galvutės, jokios nieko nerado. Buvo paimtas MP3 ir buvo dingęs mano vyro USB. Mano vyras įsikvietė kitą dieną, aš nežinau, kaip jis vadinasi, viršininkas, tas pamainos atriadnas kažkaip taip. Pasikvietė jį paklausti, kodėl iš mano vyro buvo paimtas USB, kuris jam priklauso, MP3, kuris yra paprastas MP3, kuris yra užrašytas, kad mano vyras jį legaliai jisai turi viskas. Taip. Ir taip pat tas šepetėlis, tą galvutę. Taip. Ir tas žmogus buvo šokė, sako, mes jokio USB tavo neėmėm, mes jo neturim. Ir sako, kaip neturit, sako, taigi viskas yra paimta iš mano kambario. Ir mano vyrui, kada buvo tas paimta, nebuvo surašytas, tas, žinai, kaip paima kratos protokolas, kratos. Taip, nebuvo surašyta nieko visiškai. Tiesiog nebuvo kratos. Tai va, nieko nebuvo surašyta, mano vyras nieko negavo, nors krata buvo padaryta. Iš jo to kambarioko nieko nepaėmė, paėmė tik iš mano vyro. Tai va ir žinai, tai ir sakau, tai va įbaugino tas, iš pradžių mano vyras sako, blemba, kažkaip dingo tas šepetukas ir aš jam iš karto, žinai, sakau, laimis, sakau. Net nepagalvojo apie tai, va. Ne. Mes su juo pradėjom šnekėti ir sako, blemba, negaliu rašti to galvutę, žinai, sako, nesuprantu, kas, sako, čia yra. Ir aš taip, žinai, iš karto man tokia pauzė ir man toksai, žinai, aš jam sakau, o tu supranti, kad čia yra DNR'as tavo. Ir tada jisai tik tai pradėjo suprasti, kas įvyko. Jisai nuėjo dar kartą, viską apvertė su kambarioku, dar kartą man skambina ir sako, ne, Aliona, mes jo neradom. Aš sakau, skambink advokatei iš karto, užfiksuok tą, nes tai yra, sakau, nenormalu. Sakau, paskui patepa ir sako, kad tavo ir ką tada mes darysim, sakau. Mes nieko neįrodysim. Ne, aišku, neįrodysit, nes DNR yra viskas, DNR pagrindinis įrodymas. Tai žinai, surašėm tą pranešimą, kad tai būtų užfiksuota, nes, čia yra nenormalu, žinai. Bet atsakymo negavot? Ne, nieko negavom, žinai, ir kodėl dar toksai, žinai, yra stresas, nes mano vyras, kaip ir žinai, 20 metų sėdi, ne? Per 20 metų vidurkis yra apie 1000 kratų padarytų. Ir per tą 1000 kratų nei karto nebuvo tokio atveju, kad būtų paimtas dantų šepetukas. Nei karto. Paprastai niekada neima tokio daikto, nes ką tu jame nepaslėpsi nieko. Tai va, apie ką aš šneku, tai dėl to, žinai, jau yra toksai dar vienas momentas, dėl ko aš labai pergyvenu. Na ir, žinai, sekantis momentas, kas man labai nepatiko, tugi žinai, kad aš dirbu iš mano vyro su plaukų prieauginimu, kad grožio sferai visą laiką, žinai. Ir daug žmonių, mes šnekam viskas viešoje erdvėje ir taip toliau. Ir žinai, kai... Didžiausias naujienas sužinot pirmos. Tai vad būtent, žinai, nes eina pletkos per pletkas, ir žinai, o mesgi visą susiskambinėjom ir iš karto viską žinom. Tai žinai, iki manęs atėjo tokia informacija, kad prokuratūrai jau šneka apie tai, kad mano vyrui yra užvesta ne viena byla ir lipdo bylą ant bylos. Tai žinai, jeigu prokuratūrai tokius dalykus šneka, tai, žinai, reiškia, kažkas vyksta. Kažkas vyksta ir ne veltui aš čia pergyvenu, žinai, ir stresuoju. Nes, kai pasako, kad neišeis jisai, nes jam lipdo bylą vieną ant kitos, tai man čia jau daug pasako. Žinai, o aš dabar šiuo metu antiek mano nervai yra įtempti ir aš ties tuo labai jautriai į viską reaguoju, tai man, žinai, tokie pletkai nelabai patinka. Tai vat. Jie atrodo kaip tikri. Tai vat, ir man atrodo, čia, žinai, labai per daug faktų, kurie labai sueina. Ir būtent tas laikotarpis dabar, žinai, kad jau tiek mažai liko iki išėjimo ir prasideda tokie visokie dalykai, žinai. Kodėl ne anksčiau apie tai, žinai?
o būtent dabar, kai liko apie 30 dienų iki paleidimo. Tai va, ta krata. Ir kas dar gąsdina, kad kratą padarė ne vietiniai pareigūnai, o būtent iš departamento. Aukštesnio lygio jau čia jau tiek jau. Vat, apie ką ir šneku. Ir žinai, ir klausimas, kodėl buvo padaryta ta krata. Ar čia jūs norit įtarimus kažkokius, žinai, ar čia ta pati paprasta krata. Bet jeigu ta pati paprasta krata, kodėl dingsta vyras šepetukas, kur yra DNR-as.